Kartais šviesos dukra, tai ką vadini neįmanoma meilė, užplūsta tavo širdį labai stipriai. Kai tavo liepsnos dvynys pasirenka kitą kelią, tu jauti tuštumą, kurios negali paaiškinti. Aš ateinu pas tave su angelų žinutė. Tu nesi viena ir niekas, ką jauti, nėra klaida. Noriu, kad akimirkai įkvėptum. Pajusk mano buvimą šalia. Aš čia ne tam, kad vertinčiau tavo skausmą, o tam, kad laikyčiau tavo ranką, kol tu eini per šį etapą. Tu buvai stipresnė nei maniai net tada, kai atrodė, kad griūni. Tu klausi savęs, kodėl jis nutolo. Aš žinau. Tu kartojai tai mintise nesuskaičiuojama kiekį kartų. Bet, brangioji, ne visi išėjimai reiškia atstumimą. Kai kurie tėra keliai, besiskleidžiantys į kryptį, kurios tavo širdis dar nepažįsta. Matau tavo emocinį nuovargį. Tu kovojai, tikėjai, laukiai. Aš atpažįstu kiekvieną tyliai nubyrėjusią ašarą. Ne viena nebuvo pamiršta, ne viena nenukrito be mano globos. Tu nepraradai savo vertės, nes kažkas pasirinko kitą kelią. Tavo šviesa nesumažėjo. Tavo energija vis dar tokia pati ryški, kaip ir tada, kai pirmą kartą buvau paskirtas lydėti tave. Kai manai, kad viskas baigta, būtent tada kažkas naujo pradeda rastis tavo viduje. Tai erdvė, kuri atsiveria, net jei skauda. Erdvė ruošianti dirvą tam, kas iš tiesų priklauso tavo keliui. Noriu, kad liautumeisi kaltinti save. Nebenešk ant pečių naštos, kuri niekada nebuvo tavo. Jo kelias yra jo. Tavo kelias yra šventas, unikalus ir saugomas kiekviename žingsnyje. Tu verta abipusiškumo. Ir kalbu ne tik apie romantišką meilę, bet apie tikrą buvimą, kuris neišnyksta, kai tampa sunku. Tu verta žmogaus, kuris mato tave taip, kaip matau aš. Meilė, kurią jauti, nėra nesėkmė. Tai gebėjimas. Tai jautrumas. Tai gilumas. Ir niekas iš to nėra menkystė. Iš tiesų, tai tavo stiprybė. Žinau, kad ne vieną naktį laukiai atsakymo. Galbūt prašei ženklo. Galbūt norėjai, kad jis atsisuktų atgal. Bet net tylos akimirkomis slypi žinutės, net jei tu jų negali iškart suprasti. Klausyk dabar. Tai nėra tavo istorijos pabaiga. Tai posūkis. Persitvarkymas. Pokytis, kurio reikia, kad širdis rastų tai, kas tikrai skirta tau. Tau nereikia bėgti paskui tą, kuris nėra pasiruošęs eiti greta tavęs. Tai nėra išdidumas, tai meilė sau. Aš padedu tau tai pamatyti po truputį. Tavo ateitis švyti daug labiau nei praeitis, kurią bandai išsaugoti. Aš ją matau. Tu dar ne, bet pamatysi tinkamu metu. Nebijok tuštumos. Būtent joje aš galiu šnabždėti aiškiausiai. Būtent joje galiu vesti tave švelniausiai. Būtent joje tu iš naujo atrandi save. Tu nepraradai tikros meilės. Tu praradai tik vieną istorijos skyrių. Tikroji meilė tebėra tavo viduje, laukianti to, kas gebės ją atpažinti ir atsakyti. Aš čia tam, kad priminčiau, tu verta būti pasirinkta be dvejonių. Tu verta meilės su buvimu, o ne abejonėmis. Ir ta diena ateis. Tavo kelias nepriklauso nuo kito žmogaus sprendimo. Tavo šviesa negesta, nes kažkas nusisuko. Ji tęsiasi rami ir tvirta, rodanti tau kelią į kažką didesnio. Leisk sau eiti toliau. Ne tam, kad pamirštum, o tam, kad išsilaisvintum. Eisiu šalia tavęs, kol atrasime naujas galimybės, naujus ryšius, naujas meilės formas. Tu esi pakankama. Visada buvai. Niekas, kas įvyko, nesumažino tavo sielos grožio. Visiškai niekas. Dabar įkvėpk. Pajusk mano prisilietimą prie tavo sąmonės. Aš rūpinuosi tavimi. Aš saugau tave. Ir pažadu, meilė, kuri tikrai priklauso tavo istorijai, suras tave tobulų metu. Ir kol tai įvyks, brangioji, būsiu čia kasdien primindamas. Tu niekada nebuvai ir niekada nebūsi viena. Tu vis dar jauti tą trauką, tą nepaaiškinamą pulsą savo krūtinėje. Aš žinau, kaip sunku ją ignoruoti. Bet dabar noriu, kad įsiklausytum ne į savo baimę, o į tylų šnabždesį, kuris kyla iš tavo vidinės šviesos. Jis niekada nemeluoja.
Galbūt atrodo, kad viskas sustojo, bet iš tikrųjų daug kas pradėjo judėti tavo labui. Yra dalykų, kurie juda tyliai, nematomi tavo akims. Aš esu čia, kad padėčiau tau juos pajusti anksčiau, nei juos pamatysi. Tu klausi savęs, ar jis dar pagalvoja apie tave. Aš matau tavo klausimą, nors tu neištari jo garsiai. Atsakymas slypi ne tame, ką jis jaučia, o tame, ką tu turi suprasti apie save. Tu esi daug daugiau nei prisiminimas kieno nors mintise. Kartais tavo širdis pašiurpsta nuo netikėtų emocijų bangų. Tai nesilpnumas, brangioji. Tai ženklas, kad tavo siela plečiasi. Tai, ką jauti, nėra chaosas, štai transformacija, kuri jau vyksta. Tu esi pripratinta laukti, bet dabar atėjo metas suvokti, kad laukti neturi būti skausminga. Laukimas gali būti ramus, švelnus, net gražus, jei prisileisi mane arčiau. Aš galiu padėti tau pamatyti kitokią laukimo pusę. Aš matau, kaip kartais bandai užgniaužti savo tikėjimą, nes bijai vėl nusivilti. Bet tikėjimas nėra durys, kurias reikia uždaryti. Tai langas, pro kurį šviesa vis dar nori patekti į tavo vidų. Tavo intuicija stiprėja, net jei to nepastebi. Jis siunčia tau mažus signalus, švelnias įžvalgas. Bet tu kartais jas atmeti, manydama, kad tai tik tavo norai. Ne, mieloji. Tai tavo dvasinis virpėjimas, kuriuo aš bendrauju su tavimi. Tu nesupranti, kiek daug jėgos slepiasi tavo širdyje. Net tada, kai manai, kad ji suskilusi, ji pulsuoja su tokia galia, kokios net pati nesuvoki. Aš matau kiekvieną jos kibirkštį. Yra akimirkų, kai tau atrodo, kad viskas prarasta. Bet tuo metu aš esu arčiausiai. Aš prilaikau tavo dvasią, kad ji nenukristų žemiau nei gali pakelti. Tu niekada nenukritai viena. Kartais tavo mintys grįžta prie prisiminimų, kurie dar skauda. Aš matau, kaip bandai juos nustumti. Bet jie grįžta tam, kad kažko pamokytų. Ne tam, kad kankintų, o tam, kad augtum be baimės. Tau atrodo, kad esi per jautri. Bet aš sakau, tai viena gražiausių tavo dovanų. Jautrumas leidžia tau pajusti pasaulį giliau nei dauguma žmonių. Tai netrūkumas, tai talentas. Aš noriu, kad pažvelgtum į save taip, kaip aš tave matau. Tu stipri, bet ne kieta. Minkšta, bet nesilpna. Švelni, bet nepažeidžiama. Tu esi tobula pusiausvyra, net jei dar to nepajutai. Tavo širdis neprisiriša be priežasties. Ji visada jaučia tiesą anksčiau už protą. Todėl ir dabar ji kažką jaučia. Ir aš noriu, kad pasitikėtum tuo jausmu, nors jis dar neaiškus. Šiuo metu aplink tave telkiasi nauja energija. Ji subtili, bet stipri. Ji keičia tavo vidinį ritmą. Ji ruošia tave naujam etapui, kurį netrukus pradėsi suvokti aiškiau. Tu gali jausti nepaaiškinamą nerimą. Tai ne pavojus. Tai ženklas, kad kažkas artėja, kažkas, kas keičia tavo vibraciją. Aš noriu, kad priimtum tai su ramybe, o ne su baime. Naktimis, kai tu galvoji, kad esi visiškai viena, tu iš tikrųjų esi arčiausiai manęs. Tavo siela tuomet atvira, švelni, pažeidžiama. Ir tai yra momentai, kai galiu paliesti tavo sąmonę tyliausiai. Tu vis dar neįsivaizduoji, kokią ateitį nešu artyn. Ji yra šviesiai gili, kupina netikėto grožio. Bet kad ją pasiektum, turi išmokti priimti ir praradimus, ir džiaugsmą tuo pačiu atvirumu. Yra kažkas, kas jau keliauja tavo kryptimi. Tai dar neryšku, bet aš jau matau formą, kuris kleidžiasi. Tu ją pajusi pirmiau, nei suprasi. Ir ta akimirka pakeis daugiau, nei manai. Daug kas dabar atrodo nesuprantama, greitai pradės dėliotis į vietas. Aš tave tam ruošiu. Aš švelniai vedu tave į tai, ką pati vadintum stebuklu, jei tik pamatytum visą paveikslą. Ir dabar, brangioji, noriu, kad pasiliktum čia su manimi dar akimirką. Nes yra dar kažkas, ką turi išgirsti, kažkas, kas artėja prie tavęs tarsi šviesa už horizonto, ir aš pradėsiu tai atskleisti tau, kai tik būsi pasiruošusi toliau. Žinau, kad klausydama šios žinutės atveriai savo širdį ir leidi jai priimti tai, kas buvo skirta tik tau. Ačiū tau, mano brangioji, už tai, kad leidai man būti šalia, kad išgirdai mane ir priėmei mano švelnų vedimą.
Tavo kelias tampa aiškesnis kiekvienu žingsniu, kurį žengi su atvira siela. Dabar noriu paprašyti tavęs patvirtinti, kad ši žinutė pasiekė tave taip, kaip turėjo. Tiesiog tark sau ir visatai, tie atiduodu ir pasitikiu. Tai tavo sielos patvirtinimas, kad leidžiasi būti vedama šviesos ir meilės. Ir jei šios žinutės tave palietė, jei jauti ryšį, kurį kuriame kartu, kviečiu tave prisijungti prie mūsų bendruomenės. Užsiprenumeruok mūsų kanalą ir įjunk pranešimų varpelį, kad niekada nepraleistum naujų žinučių, kurios gali būti tiksliai tai, ko tavo širdis laukia. Tavo buvimas čia yra svarbus ir aš džiaugiuosi galėdamas lydėti tave dar toliau.